Gal ir netikėta, bet norėčiau pradėti kurti kontentą ir čia norėčiau pakalbėti apie mano kelionę, studijas užsienyje, bet ypač kaip tinkamas maistas pakeitė mano gyvenimą. Tai viskas prasidėjo, kai pradėjau ieškoti studijų, pradėjau ieškoti, ko norėčiau siekti ateityje. Ir pagal mano interesus, pagal mano norus aš pradėjau ieškoti studijų atitinkamai. Visą laiką aš norėjau būti video editorium, kurti kontentą, bet niekada negalvojau, kad galėčiau būti ar freelanceris, ar savamokslis. Tai kaip ir dauguma žmonių pasirinkau studento kelią. Aš dabar esu Olandijoje, Nyderlanduose ir mokinuosi komunikaciją multimediją. Tai yra labai broad šaka ir joje mes mokinomės ir 3D modeling, ir grafinį dizainą, video dizainą, motion dizainą, viskas, kas yra susijęs su multimedija. Tačiau aš norėčiau susikoncentruoti, kaip visą laiką tikėjau, į content creationą ir šiandien norėčiau pakalbėti apie kaip mityba pakeitė mano gyvenimą. Atvažiavus čia aš buvau gan skinny fat. Aš neturėjau labai daug muscle. Eidavau į salę, į sporto salę, bet aš niekada negalvojau, kad mityba yra labai important dalykas muscle buildingui ir maintainingui gero mental health. Čia yra vienas iš svarbesnių dalykų. Tai viskas prasidėjo, kai tik čia atvažiavau į Olandiją ir nežinojau, kad sveika mityba gali pakeisti mano gyvenimą. Tai aš valgydavau kiekvieną dieną McDonald'ą, kiekvieną dieną valgydavau cheeseburgerius, kiekvieną dieną valgydavau nesveiką maistą. Ir tai pasirodė, po kelių savaičių ir mėnesių aš prieaugau 6 kilogramus gal, ar 5 ar 4, neatsimenu dabar tiksliai. Bet tai buvo ta riba, kai supratau, kad aš noriu pakeisti savo gyvenimą, aš nenoriu likti toj pačioj duobėj ir supratau, kad viskas prasideda nuo sveikos mitybos. Tai pradėjau ieškoti informacijos, kaip mesti svorį ir maintaining ir building muscle. Ir radau krūvą articles, krūvą informacijos internete. Bet vienas žmogus, kuris man labiausiai padėjo, buvo Eddie Hall. Jo kontentas tikrai man padėjo, nes jis kalba, kad visi tie pridėtiniai cukrai, visi tie McDonald's, Hesburgeriai yra skemas, kad ten nėra tikras maistas. Ir aš pradėjau naudoti vieną iš jo programų. Ir iki šiolei tai naudoju savo rutinai. Tai kiekvieną dieną aš valgau kiaušinius 4 ryte, nes aš studentas dar turiu maintainint savo budget. Tai ryte valgau 4 kiaušinius kiekvieną rytą. Tada dieną valgau kažkokį high protein desertą. Tai mano mėgstamiausias yra ryžių paplotėlis su graikiniu jogurtu ir medumi. Žmonės, kurie dabar žiūri, man atrodo, kad čia labai banalu, bet supraskit, ryžių paplotėlis ten visiškai beveik 0 kalorijų, gal 30 kažkiek ar tai 40 kažkiek, priklauso nuo kompanijos. Bet ir būni sotus, ir pavalgęs, ir labai užkemša vienas dalykas. O vakarienį valgau high protein mealą, tai dažniausiai būna chicken breast su salotom arba keptas tiesiog jautienos faršas su
pomidoro pastą ir sūrio. Bet ieškokite sūrio kuo mažiau riebumo, nes tai irgi prisideda prie kalorijų deficito. Kiekvieną dieną maždaug bandau suvalgyti apie nuo 1800 iki 1900 kalorijų. Aišku, ne kiekvieną dieną pradedu skaičiuoti savo kalorijų intake, bet palaipsniui, kai pradedi per tą patį valgyti, pirmą dieną, kai pradedi valgyti sveikai, pradedi skaičiuoti savo kalorijas, bet po to automatiškai taip gaunasi, kad tu jau žinai, kiek suvalgai per dieną ir kokia tavo yra riba. Bet aišku, aš neišimtis, aš irgi esu žmogus ir būna tokių dienų, kai norisi, tarkim, kokio McDonald's ar Hesburgerio. Aišku, būna, susigundau ir aš nueinu ir aš nusipirku. Ir aš bandau nesigailėti tokiais savo pasirinkimais. Aišku, būna po to kitą rytą sunku ir aš gailiuosi ir save laužau, bet aš savo pasakau, kad aš esu žmogus, aš gyvenu pirmą kartą, aš vis dar bandau išsiaiškinti, kas aš esu, kokia mano yra paskirtis, tai aš bandau savęs to neapsikrauti ir tiesiog vėl steikinu su savo planu. Ir manau, kad sveika mityba tikrai per mano paskutinius 2-3 mėnesius labai pasikeitė. Mano energijos lygis šoktelėjo, mano insulino lygis labai sumažėjęs, mano cholesterolis yra gan normalus, esu pasidaręs kraujo testą. Ir gaunu pakankamai vitaminų, aš gaunu pakankamai mineralų ir aš manau, kad tokia dieta gali kiekvienam žmogui padėti. Bet kokiam žmogui padėti. Žmonės, kurie struglina su savo mental health, struglina su savo svorio metimu ar muscle buildingu, aš manau, kad aš galėčiau tiem žmonėm padėti ir žinočiau, ko pasiklausti, žinočiau useful information ir manau, kad muscle buildingas yra vienas iš tų skillų, kurios galiu išmesterint, bet aš irgi dar esu žmogus, aš irgi mokinuosi. Ir sporto salėje bandau irgi žmonėm padėti, kurie nežino, kaip daryti, ar forma netinkama. Ir manau, visai man neblogai išeina. Per tos 2 metus sportavimo aš esu gan susikaupęs normalų bagažą ir turiu gan gerą knowledge apie muscle buildingą ir dietą. Kaip studentas užsienyje norėčiau pasakyti, kad gyvenantis Olandijoje, kad maistas čia yra visai brangus. Visai brangus, jų ekonomika gan labai aukšta, viskas yra brangu, nuo nekilnojamo turto iki mašinos turėjimo, nes čia paturėjęs mašinos 6 mėnesius reikia mokėti apie 500 eurų. Gal atrodo, kad nedideli pinigai, bet šiuo metu yra gan dideli pinigai. Bet maistą vis tiek, mano mama sakydavo, kad valgyti vis tiek reikia, nes po to ateityje gali atsiliepti dėl visokių ligų, dėl mineralų neturėjimo, kad reikia valgyti whole foods, kurie turi pakankamai mineralų, vitaminų, kurie yra geri organizmui. Ir dėl papildomai aš dar ryte geriu omega-3 kapsulės, magnį išgeriu, nes aš esu dar sportuojantis, sportuoju tinklinį, esu gan aktyvus. Tai man magnis irgi praverčia ir dar geriu moliūgų sėklų aliejų. Irgi padeda ir odai, ir plaukams, ir nagams. Toks kaip pagalbininkas, nes turiu tokių asmeninių problemų. Tai mano diena yra susideda taip, kad ryte valgau 4 kiaušinius, kiekvieną rytą, gal žmonėm ir nepatinka tai, bet po palaipsniui pradedi suprasti, kad tai yra skanu, galite pridėti visokių garnyrų, įdėkite biškį druskos, biškį skonio, nebijokit, druska yra gerai, tik tai ne per daug, aišku, viskas, kas per daug, tas negerai.
Ir po to tiesiog ta rutina visą laiką kartosis, suprasit, kad tai yra jūsų gyvenimas, kad jeigu norit pakeisti kažką, reikia pradėti nuo mažesnių žingsnelių. Reikia pradėti nuo gero miego, tada mityba. Ir manau, kad aš bandau tapti geresniu žmogumi ir bandau tapti geru žmogumi darydamas šitą video, išlipdamas iš savo komforto zonos. Tai šito video summary būtų, kad sveika mityba kiekvieno žmogaus gyvenimą gali pakeisti nuo, nežinau, jau nuo jauno amžiaus. Bet kieno žmogaus gali pakeisti. Sveika mityba labai daug asocijuojasi su mental health, su physical health ir su tais aspektais, aš manau, man labai padėjo. Norėjau pasidalinti savo mintimis. Ačiū.